Kongresas Naujoji Europa. Spalio 24-26 Milane, Italijoje. Pasiruošimo svarba. Dabar, kai tu apibūdinai visą kongresą, visus renginius, kurie vyks renginyje, ir dabar kūrėjas duoda tau galimybę pajausti, pamatyti, ar tu nori ar nenori būti dalis to kongreso, kai turi tą vidinį judėjimą tarp to pasirinkimo, pradedi aiškintis. Tai yra viena iš vertybių, apie kurias mes šnekėjom. Taip, mačiau žmonių, kurie labai gerai ruošėsi ir kurie ne taip gerai ruošėsi. Ir tie, kurie gerai pasiruošė, iš tikrųjų pasiruošė viskam, kas bebūtų. Jie dalyvavo šiame kongrese kaip viename didelėme wow. Be jokių buvo įvairių pokyčių ir panašiai, buvo plius ir minusų įėjimo, išėjimo. Tiesiog labai aštrus pojūtis, kaip vairavimas važiavimas greitai automobiliu. Ir tie, kurie nepasiruošė, iš tikrųjų tai labai gaila. Tiesiog, kai žmogus stebi, žiūri, bet nedalyvauja tame, nėra tame. O tie, kurie įsijungia, iš tikrųjų, matai net pagal akių spindesį, kaip jie tai išjautė. Ir mums reikia suprasti, kad iš tikrųjų mes vykstame palysti po šviesos dušu. Pasimkite rankšluosčius ir rašykite taip pat mūsų elektroninį adresą. Visus klausimus, kokių turite, visas abejonės, ar mes galim pamatyti adresą, štai jis euec.congress@gmail.com. Visi jūsų klausimai, visus jūsų norus, ko norite sužinoti, klauskite mūsų, rašykite visomis kalbomis ir pažadame atsakyti.